Sveiki, draugai. Šiandien norėčiau papasakoti apie stebuklą, kuris visai neseniai atsitiko mūsų gyvenime. Tikiu, kad tokiais dalykais reikia dalintis, nes tai gali padrąsinti kažką, galbūt atsakyti į kažkokius tai klausimus jūsų vidinius. Arba tiesiog, jeigu jūs netikėjot stebuklais, galbūt po šito vaizdo įrašo pradėsi tikėti. Bet pirmiausia, norėčiau truputį papasakoti apie tai, kuo aš tikiu. Tai yra labai svarbu suprasti prieš man pradedant pasakoti apie stebuklą. Taigi, aš esu krikščionė ir visi mano šeimoje yra krikščioniai. Mes tikime tuo, kas parašyta Biblijoje. Ir tai yra, kad visi žmonės yra nusidėjėliai. Mes visi esame nusidėjėliai ir mes niekaip savo jėgom negalim save išteisinti. Ir niekas nenusipelnė būti dangui po mirties. Bet Dievas taip pamilo pasaulį, jog jis atsiuntė savo viengimį sūnų Jėzų Kristų, kad jis mirtų už mus, kad kiekvienas, kurį jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Mes tikime, kad Jėzus Kristus atėjo į šią žemę, kad numirti už tave ir už mane, kad prisimti mūsų kaltę ir išvalyti mus nuo mūsų nuodėmių. Ir mes tikime, kad kiekvienas žmogus, kuris išpažįsta Jėzų kaip savo viešpatį ir tiki juo ir seka paskui jį, tai reiškia palieka savo senąją gyvenimo būseną ir pradeda gyventi pagal jo žodį, pagal jo įsakymus, tai tas žmogus bus išgelbėtas. Ir aš noriu pabrėžti labai svarbų dalyką. Tai nėra religija. Religija yra tradicija, geri įpročiai, bet tikras tikėjimas yra tada, kai tu puoselėjai asmeninį santykį su Dievu. Tai yra, kai tu meldiesi, kai tu skaitai Bibliją, kai tu lankai bažnyčią ne todėl, kad reikia, o todėl, kad tu nori pažinti Dievą asmeniškai. Tai kai man buvo 15 metų, aš atradau Dievą asmeniškai ir aš gimiau krikščioniškai šeimoje, kaip aš jau pasakoju, visi mano šeimoje yra krikščioniai, bet iki 15 metų aš visada lankydavau bažnyčią, skaitydavau Bibliją dėl to, kad reikia, dėl to, kad visi mano šeimoje tai daro, tai yra labai geras įprotis, bet aš neturėjau to asmeninių santykių su Dievu. O kai man buvo 15 metų, aš papasakosiu ateity istoriją, kaip aš atradau Dievą, bet turėjau labai daug nerimo ir per tai aš atradau Dievą. Ir aš pradėjau tiesiog puoselėti asmeninį santykį su Dievu. Melstis, taip kaip aš kalbu su jumis, aš taip ir kalbu su Dievu. Skaityti Bibliją, lankyti bažnyčią. Ir tai yra tiesiog jau mano gyvenimo būdas, gyvenimo prasme. Tai va, pradedu pasakoti istoriją. Tai mes visai neseniai persikraustėm iš Vilniaus į Klaipėdą. Ir mes gyvenam ne pačiam mieste, o už miesto. Tai maždaug 20 km nuo miesto centro. Tai mes turėjom vieną mašiną ir aš nevairuoju, mano vyras vairuoja. Tai kai jis atvykdavo po darbo, mes galėjom kažkur nuvažiuoti ir taip toliau. Buvo faina, buvo gerai. Iki tol, kol mūsų mašina nesulūžo. Ji sulūžo ir mes supratom, kad esam labai blogioj padėty. Tai mes nežinojom, ką daryti, nes mums labai reikalinga mašina tam, kad mano vyras galėtų nuvažiuoti į darbą, arba mes galėtum nuvažiuoti, nežinau, į parduotuvę, ar pas mano tėvus, ar dar kažkur. Tai mums labai reikia mašinos. Ypač jeigu tu esi už miesto, tu gyveni už miesto, tai mašina yra must have. Ir mes nežinom, ką daryti. Tiesiog, nes nebuvo pakankamai pinigų ir buvo gaila, ir mašina sena, bet mums reikia mašinos. Ir mano vyro viršininkas, jis leido naudoti kai kurį laiką
jo kompanijos mašiną ir mes buvom taip dėkingi ir iki šiol labai dėkingi jam. Bet, aišku, mes negalėjom naudoti mašiną tam, kad visur važinėti ir aišku, jis mums davė mašiną tam tikram laikui. Ir jis tada pradėjo klausinėti, kada jūs grąžinsit mašiną, kada sutvarkysit savo mašiną ir taip toliau. Tai mes supratom, kad mums reikia kuo greičiau kažką padaryti, arba sutvarkyti, arba nupirkti naują. Ir mes buvom tokioj nevilty, nes mes buvom labai liūdni ir tiesiog nematėm išeities. Ir kaip aš jau sakiau, aš kalbu su Dievu kiekvieną dieną. Jis yra mano Dievas, bet taip pat ir mano draugas ir aš visada užduodu klausimus jam, ką daryti. Ir mes buvom mašinoje, kaip tik mano vyras vairavo ir aš savo galvoje tiesiog pradėjau melstis. Ir aš sakiau Dievas, aš žinau, Dieve, aš žinau, kad tu esi visagalis Dievas ir tau nėra nieko neįmanoma. Aš tikiu tuo, aš žinau, kad tau nėra nieko neįmanoma ir tu matai, kaip mums reikalinga mašina. Mums labai reikalinga mašina. Ir aš žinau, kad jeigu tu nori, tu gali mums padovanoti mašiną arba tu gali duoti reikalingą sumą tam, kad mes galėtumėm sutvarkyti mašiną. Tai jeigu tu ne prieš, aš jam pasakiau, prašau, padovanok mums mašiną arba duok reikalingus finansus tam, kad sutvarkyti mašiną. Amen. Ir viskas. Ir aš taip pasimeldžiau savo galvoje, mintyse. Ir aš tiesiog pasakiau savo vyrui, aš tikiu, kad Dievas, jeigu jis nori, jis gali mums ir padovanoti mašiną. Ir jis pasakė, taip, aš irgi tuo tikiu. Ir viskas, tuo ir pasibaigė mūsų pokalbis. Ir praėjo gal valandą. Aš jau buvau namuose ir buvau virtuviai ir mano vyras sako, Erika, teik čia ir atsisėsk. Aš sakau, kas nutiko dabar? Kas? Dar problemų. Jis sako, mano tėtis man parašė, jie nori mums padovanoti savo mašiną. Aš negalėjau patikėti. Aš negalėjau patikėti. Pirmas dalykas, aš pasakiau Dievui, taip greit, tu taip greitai atsakėjai. Ta prasme, čia buvo wow. Tikras stebuklas, nes niekas nežinojo apie mano maldą ir tiesiog po valandos parašė mano vyrui jo tėtis ir pasakė, mes norim jau pakeisti savo mašiną, norim nupirkti naują ir mes norime padovanoti dabartinį mašiną, kurį mes dabar turim jums. Ir sako, mes atvyksim ten po savaitės, atvažiuosim ir paliksim savo mašiną jums. Tai dabar aš galiu pasakyti, kad mūsų kieme stovi mašina, kuri yra labai geroj būsenoj. Mes praėjom techninį apžiūrą ir dabar galime be problemų važinėti visur, kur tik mums reikia. Taigi, šitos istorijos moralė yra tai, kad Dievas egzistuoja ir Dievas girdi mūsų maldas, girdi tuos, kurie kreipiasi į jį visam širdim ir ieško jį ir nori pažinti jį daugiau. Ir kai mes tikime jo ir tikime, kad jis yra visagalis Dievas ir kad jis nepaliks mus, jis duoda visko, ko mums reikia. Ir pasirūpina mumis. Tai taip
taip Dievas pasirūpino mumis. Jis atsakė į mano maldą ir labai greitai. Tai nebijokit melstis, nebijokit kalbėti su Dievu. Nereikia sudėtingų žodžių, tiesiog kalbėkit su juo kaip su draugu, bet taip pat prisimindami, kad jis yra visagalis Dievas, kuris mato viską ir žino viską. Taigi, tokia mūsų istorija ir aš linkiu jums labai labai gražios dienos ir susimatysim ateity. Iki.